kolegos, štai ir atėjo paskutinė mūsų 4 mėnesių mokymų diena. Aš jau praėjau 14 km ir dabar vėl sėdžiu jaukioje aplinkoje. Tikrai man neišeina iš galvos ir iš minčių tas mūsų buvimas kartu. Aš labai dėkingas už tą laiką praleistą su jumis. Pirmiausia, noriu padėkoti mūsų mokytojui guru, Vygantai. Ačiū tau už tai, kad tu jau 6 metus sugebi mane transformuoti. Tai tikrai didelis džiaugsmas ir gėris ir aš tam be galo dėkingas. Taip pat noriu dėkoti visiems. Iš praėjusių metų Tomui, Rigondai, Linutei, kad jūs buvot mentoriais. Taip pat šio sezono tikriems draugams. Aušrai ir Rimvydui, kurie mane pasitiko besivalkiojantį Šiaulių apskrityje. Tai mažai tikėtina. Aš mažai tikėjausi, kad taip gali nutikti, kad tie žmonės gali domėtis tuo, ką aš veikiu. Taip pat dėkingas Živeliai už racionalius visada laiku ir vietoje klausimus. Mildai, kuri visada sugeba tolerantiškai žiūrėti į viską. Ir tuo pačiu būti aštri ir sąžininga. Dėkingas nerijams abiems. Jie tokie skirtingi ir tokie abu nerijai, kad aš neturiu ką pridėti prie to. Rimvydas su savo nuoširdumu, paprastumu, jis mane žavi ir kaip čia, stebina ir tuo pačiu moko daug įvairių dalykų. Edita už mokymą, už transformaciją, už meditaciją. Dėkingas sesiai už daug kitų dalykų. Sesiai Vilijai, tiesa, jeigu jūs nežinote, tai kas ji tokia. Dėkingas aš ir žmogui Arnui su savo atsargiu išmintingumu. Apskritai dėkingas jums visiems už tai, kad jūs mane mokėte daug dalykų. Ir tikiuosi, kad mes susitiksim sekančiuose NLP praktiko mokymuose, o su kitais ir NLP meistro mokymuose. Ir aš manau, kad mes visi galim padaryti tikrą gyvą mytą. Ir jeigu jūs pagalvosite apie tai, pabandom tai padaryti, susitikti ir pamatyti vienas kito akis gyvai. Tai tiek.